kažką pašnekėsim. Gal vat, būtų įdomu pasižiūrėti, aišku, jeigu čia išeis tų... Tai tavo pas tavęs reikia pasakyti irgi pasižiūrėti. Ne, viskas gerai. Labą dieną visiems. Labą. Sveiki, žiūrovai. Šiandien vėl vat, turim svečių. Vygans atvažiavo į svečius pas manęs ir nutarėm abudu padaryti transliaciją, aš vat įjungiau tiesioginį. O Vygans irgi per savo kanalą, tai vat, taip pat vat, pasinaudodams progą. Tai jau nemokinės, jau tu čia gerų video padarėjai, daug žmonės irgi ir komentuoja ir... Mažai? Nu kiek turi prenumeratorių? 9-2. 9-2, nu va, vos ne 100. Tai kviečiu visus savo kanalą prenumeratorius, prenumeruoti Vygandą Matusevičiaus kanalą. Kaip tavo kanalas vadinas? Vygandas Matusevičius ir vadinasi. Taip ir vadinasi. Taip įdomiai įvedė Vygandas Matusevičius ir su tavimi metą visas laidas. Nes mes daug laidų darėm mane kartu. Viršutinė ta eilė reikia eiti grinai, o taip tai visas su tavimi metą. Tai va, gal pradėsim tokį ciklą irgi klausimai, nes vis tiek žmonės vat, nori paklausti, nes tų visokių, vienu žodžiu, daug žmonių girdži vieną pusę, kai ten kažkokias būna, ne, būtų gerai, kad ir kitų pusių išgirstų, kaip ten yra. Tai vat, užduokit klausimus. Girdėjau Vygandai, kad buvai teistas tenai. Iš Vyganto Kelerto girdėjau, kad ten buvai teistas. Nu, labai negeras žmogus, kad vat, iš jo tos sprendint, iš jo lūpų, va toksai, kad... Matai, taip įdomiai, žinai, pats yra narkotikų kurėlis, vežioja žmonės apsipirkti narkotikų ir kaltina kitą žmogų, kad jis yra teistas. Nu, tai jis dabar neteistas, turbūt, žinai. O mano pagrindiniai teistumai tai yra, seniai sakiau, reiks kada laidą padaryti. Tai va taip ir gavos biški, kada tu užbridai ant tos laidos. Tokios. Ne, tai čia aš seniai norėjau, tik tai norėjau visi gal kitom fonė, žinai, bet pagrindinis yra mano irgi, aš dviprasmiškai galima žiūrėti. Vis sako, kovotojai yra, aš irgi kovojau su sistema. Tik tai kovojau taip įdomiai, žinai, čia tokia galima juoko forma, pardavinėjau samagoną žmonėm, gerą dariau, žinai, perkeltinė prasme, perkeltinė. Bet tai gerai, tu pardavinėjai tikrą tą produktą, ne? Na jo, tikrą. Rūginikė. Jo. Rūginikė. Nu tai va, jisai tikras natūralus produktas, kur, nu, kai kuriuose šalyse net nedraudžiama yra, čia kaip, nu, normalus dalyks yra, vat, patiems pasigaminti. O kai kurie žmonės irgi pilantis purvą ant kitų, veždavo Sibirą, tą spiritą, į Sibirą sakydavo, kad žmonės prasivedinti važiuodavo, bet veždavo spiritą, tai techninis tas spiritas vis tiek ten, nu, tokios prastos kokybės būdavo, tai kas didesnis šitas blogis yra, ar gera rūginė savo paties pagaminta, nu, nebūtinai savo paties, ten yra, nu, bravarai tokie, kur ilgus metus gamint daro, tai vat tokie dalykai, supranti, kitur netgi, kitose šalyse netgi vat kaip parodo, netgi vat kaip vat raugdavo, kaip darydavo visur, nu, pagarboj netgi tie žmonės yra, o čia gaunas, kad nusikaltims buvo, ne? Kažkaip dabar, kaip žiūrėjau, va dabar, jeigu vat, jau aš 14 metų jau šitų neužsiminėjau, tai kažkaip net keisti dabartinių, nes dabar išvis faktiškai tų samagonų skaityk, aš tai taip net nežinau, kad kas čia prekiautų, išvis turbūt... Iš mados išėjęs. Jo, išėjęs iš mados, tai atrodo čia, kad kažkas baisaus, tuo laiku tai buvo natūralu, visi ir tie teisėjai gerdavo tą samagoną ir visi, nes būdavo labai vertydavo iš tikrųjų. Ir dabar aišku vertina, bet dabar tik tai, kad jau... Bet tai matai, vis tik tai juokingiausias tas faktas, kad kas pats vat, yra, daro didesnius tuos tokius nusikaltimus ar kiaulystės visokie, supranti, mata krislą kito žmogaus akį, o patys savęs nemata, ką jie patys daro. Aš, įsivaizduoji, veš žmonės narkotikų. Tai tu turi stengtis, vat aš pastebėjau, tu stengiasi gerą pusę žmonės patraukti, ne? Kad vat išlipti iš tos
dalyką, nu, vat, jeigu priklausomybė, jeigu kažkokiu turi. O čia skaitos, nu kaip skatinims gaunas, ne? Ir vis tik tai nežinau. Dabar žiūrėk ir kitų, jeigu aspektų žiūrint, tai atvirai viešai kalbam, nu, kad narkotikų kurjeris nevež, ten tos narkušintis, tai viską žino, visus taškus, viską supranti. Atvirai dalyvauja, nu, tai čia yra, nu, didelis, supranti, nusikaltims, nu, daug metų kalėjimų už tokius dalykus. Ir supranti, va toks žmogus, taip supranti, parodomai, taip jau mandriai, taip, va koks tu esi nusikaltelis. Nu, pasižiūrėk pirmai savi, kas tu toks esi, kiek melą visokie, kiek apdergia žmonių, kiek esat, supranti. Bet ne, jie savęs nemato, supranti, bet vat, kitus apdergi, tai čia jau patys kečiausi specialistai Lietuvoje. Tai va tas juokingiausia ir yra. Kuo esi pats, tuo kitus stepi, supranti. Tai protingi žmonės tai vis tiek moka atsirinkti. Bet kaip vienam irgi video tokį, tai žmonės kažkaip vis tiek labiau pasirenka gražų, nesvarbu koks tu geras bebūtum, bet žmonės patikės tuo, kuris gerai meluoja. Tai taip ir gauna, supranti, dėl to tiek ta opozicija nesusikur. Ir vėl tie mūsų, jie kitus irgi vadin klaunais, bet jie patys klaunai, supranti, jie kitus tyčios vadin klaunais, ta opozicija nesusikur. Ir viską daro, kad ta opozicija nesusikurtų, nes norint, kad susikurtų opozicija, turi vis tiek suvienyti vienodų žmonių, tiek nesurasi, kad taptum daugumą. Reiškia, reikia juos, kad ir šiek tiek skirtingus turi sutemti krūvą, kad jie kovotų iš vien, kad jie būtų tvirta viena, o čia viską daro, kad tos žmonės suskaldyti, supjudyti vienus su kitais ir supranti, arba kad rinkimus neiti irgi. Daugiau vienoje laidoje padarė, kad aiškint, kad neiti rinkimus, o kitoje laidoje stebis, kad į rinkimus 50% žmonių ateina. Ir kaip žmonės pasimauna. Akivaizdžiai, vienas iki taip kalba, kitas iki visiškai priešingai kalba. Ir jais vis tiek tiki. Nesusigaudo žmonės, nesusigaudo. Tie jo žiūrovai visiškai nesusigaudo iš tikrųjų. Jie tiki aklai, ką aš... Tai būtent, arba supranti, tikrink faktus. Tikrink akivaizdžiai, Ne, tai... Tie žmonės, jie jau per daug... Liudytojai. Jie nevalioja jie patikrinti, jeigu tik pabandys patikrinti, įsyk vėl... Įsyk vadas sugriaus visą. Jis vieną dieną vienaip vadas, šneka kitą kitaip. Aš jau irgi norėjau laidų daryti, sakiau, darysiu tokį ciklą, bet aš kaip pasižiūriu, man jau нусвиру. Добрый вечер, вижу, по-русскому пишет, тоже приветствуем. Мы говорим про наших таких людей, которые типа оппозиционеры, но все по-другому. Я не очень... Лучше не буду говорить. Я тоже не очень говорю хорошо по-русскому, но как в школе учился, я хорошо учился русского языка. И я умел, вроде как и нормально говорить, но как не говоришь, забываешь слова и застрягиваешь. Так вот, спасибо, что пронумеруете наш канал, спасибо, что комментируете. Постараемся, немножко по-русскому иногда говорить, чтобы и вам было ясно, про что говорим. Tai va. Aš kažkaip dar norėjau laidas daryti apie Vaidą, apie Kelertą, taip atvert lyg žmonėm datą po paskutinių ten Kelertų nesąmonių. Nusviru rankus visiškai, sakau, ten visiškai, čia jau aš galvoju, kam tą daryti, aš noriu protingesnių žmonių, kad mane žiūrėtų, aš jau nenoriu visiškai į tokį lygį jų ten nueit, kad neįsivaizduoju, pavyzdžiui, paskutinis
Ne, bet Žinai, kaip Laurynas nuėjo ir ten sumušė Lauryną, tam... kai užpuolė. Jo, ten užpuolė. Bet Lauryną, vat irgi pagirkim Lauryną, Jo. prenumeruokit Lauryną Ragelskį, kaip ten, Ragelskio TV, ar kaip jis? Jo, Ragelskio TV, Ragelskis jis daug TV. te turtų. Jo, labai puikiai irgi. Marius Jonaitis, Laurynas Ragelskis. Tai va čia yra tikrieji Čia yra liaudės kovotojai. žurnalistai. Jo. Va čia yra tikrieji, jie objektyviai tikrai vat, nederik žmonių, neišgalvoja kažkokių nebūtų dalykų, pasako nesiek. Vietoj to, kad jūs prenumeruojat va tų, kurie čiulpi iš jūsų pinigus ir jum kabin makaronus ant ausų, geriau vat, nustokit prenumeruoti tuos kanalus ir pasirinkit va, tikrus žmonės, kurie sąžiningai daro savo darbą, o nedaro viską, kad opozicija nesusikurtų. Tai pasirinkit teisingai, pasirinkimą padarykit. Tai va norėjau dabaigti ir Kellertas, ten, kaip jis ten tą įvardino, tipo, kad eina provokatorius, kaip į provokatorių, žinai, jis įvardino Lauryną kaip provokatorių, ėjo ir provokavo, matai. Tai supranti, jie varo ant Gorienės, ant Janutinės. Jis nieko neprovokavo, aš pats žiūrėjau tą laidą. Ne. Jisai paprasčiausiai įėjo ir filmavo. Jį patį užpuolė. Aš suprantu, bet čia Kellerio žodžiai. Išverč viską. Provokuotojas, jie pavydi tam Laurynui iš dalies, kad ir to populiarumo, ir to iš dalies irgi čia yra tokia kita pusė, žinai, kai pavydžiu, aš jį kritikuoju, žinai, kad pats neinu, nes vienas iki... Aš sakau, aš jau negaliu žiūrėti ten kiekvieną jo pažiūrėjimą Vaido arba Kellertų ten, tokios nesąmonės. Jau dabar paskutiniu laiku tai iš vis, ten LRT tai tur mokytis iš jų nesąmonių, žinai. Jo, tai jie daro tą patį darbą, ką ir LRT, ką ir tos visas sisteminės žiniasklaidas, tik tai daug stipriau tą atlieka, daug kokybiškiau padaro, sugeba padaryti. Jo, kaip ir mūsiškiai. Jie kažkiek pašneka. Nes jie sutraukto žmonės, kurie yra nepatenkinti valdžiai. Ir daugiau viską daro, kad tie nepatenkinti žmonės valdžiai nebūtų susivienę, kad būtų vien su kitais supriešinti ir nesusidarytų vieningą tą, supranti, opoziciją. Jo, ką aš norėjau pasakyti, tai sakau, nei Gorienė, nei Janutinė, tai ten viski, ten Lietuvos turbūt televizija kažkiek. Nieko jie nesakė, jiem tas pats, kaip jie dirba savo darbą šitie savo, o Kellertas baisiausius ten laidas daro, šmeižia. Tai kam jis dirba? Šmeižia baisiausiai. Ir aš žmonės turėtų suprasti. Dar aš vieną tokį pastebėjęs. Pats Kellertas lėkštučių yra pakabytas, kai Eduardą čia darėm, už kiaušų, štai paėmęs ir pakabinės lėkštutis, nes jis tur grinai faktiškai, jeigu Kellertas dabar nedarytų tokių nesąmonių, nes šitas Vaidas, dabar kai čia tą Marių padavęs į teismą, jis atsargiai šneka. Jau jis renka žodžius, jau jis nešmeižia taip, arba jeigu šmeižia, tai bendrai visus biski, bet bus daugiausia, žinai, viski visus lygtai. Anasik, čia irgi žiūrėjau, išdaviką Lietuvos. Ir nei vieno tų išdavikų neįvardino, tik tai Gražulių ten tuos, tie nepaduos į teismą tokį, žinai, ten Gražulių, tai tas Puidoka, ten kažką juos tik tai, jau čia mes tai čia kaip gelbėtojai, o tie išdavikai, žinai. Tai mumis dar išdavikais nevadina. Ne, gelbėtojais. Gelbėtojai. Tai va, ir jie tą viską daro. Kas pardavė Lietuvą, jį neįvardino. Neįvardino, nei kad Landsberginiai, bijo net to žodžių pasakyti. Jo, jie kažkaip... Jie moka... Landsberginius dar ir sako, kad jūs nepykit ant Landsberginių, pykit labiau ant tų naujų gelbėtojų. Jo. Tai bando nustatyti žmonės, kad tipo tie negeri. Tipo tie negeri, anie pridarė nesąmonių tie. Tai dabar to politiko, tai mažus kaip tas... Aš dabar, kai stebiu tą Trumpą, tai man net keista. Jau ką žmonės, jeigu nežinojo, tai Rusijoje nėra agresorius jau. Šitai stebuklas, ne? Dabar Trumpo ta pozicija, tai labai palankiai, ir Lietuvos visiems įsilaisvinti iš to. Jo, čia tokia kažkokia, kaip išsilaisvinimas būtų iš tos melo, tos propagandos, kur daug metų mes čia gyvenam, tam melo ir tos
supriešinimą, tų nustatinėjimą žmonių vienus prieš kitus, vieni čia vatnikai, kiti ne vatnikai, kiti patriotai, nors iš dalies viskas yra atvirkščiai, supranti, jeigu žmogus rūpinė savo valstybę suverenitetu, savo valstybės gerovę, vat, kad dabar vat, irgi, kai buvo tas nuo elektros atsiskyrė, tas nuo Rusijos tinklų, džiaugia, supranti, čia, Leninui net paskambina, supranti, į mauzoliejų, tai čia mirk iš juoką, va čia yra tikrai veikiantis prieš valstybę veikėjai, nesupranti, jie Lietuvą atskyrė nuo pigių vat, elektros resursų, vat, kur su geros kaiminystės forums Erika Švenčionienė tenai, Ediks Jagelavičius, buvo viskas sušnekėta, elektra po 6 centus. Vat, buvom mes ten toje elektriniai, mums žaliams... Čia, žinok, 6 tai brangu iš tikrųjų yra. Kas? 6 centai elektra brangu. Tai brangu, tai dabar pasižiūrėk, kokias kainas. Bet čia netame esmė. Iš dalies, žinok, valstybė jį išlošia iš tų brangumų. Išlošia, nes... Kur išlošia? Daugiau mokesčių surinka. Ne, tai čia ne valstybė, čia daugiau išlošia. Jie vis tiek gauna atkatus už tokius dalykus. Tu negalvo, kad jie čia uždykita visą žlugdą tą Lietuvą, supranti, ir veik prieš Lietuvą. Taip. Jie čia tokius pinigus paėm, kad mum apie tokius, žinai, nesapnuotis nesisapnuotis. Čia ir valstybė, žinai. Tas pats su to dujų, taigi terminalu, daug nesąmonių yra pridaryta, taigi. Taip. Tai va. Ir tie, kurie gaunas, kaip mes tokie pasisakom, už gerus santykius tai yra už gerus santykius su Rusija, su Baltarusija, už tos ekonominę tą bendradarbiavimą, tai mes jau skaitomės Lietuvos priešai, nors iš tikrųjų yra tie Lietuvos priešai, kurie prieš tai yra, kurie tos atkert laidus nuo pigesnės energijos, jie supranti ir paliek. Tai iš karto, kai atsiskyrė ten 70 centų ten buvo, elektros kainos sukilus, tai tu įsivaizduoji. Iš karto viskas pasimato. Tai tas džiaugsmas, tas pas, kai džiaugias, bet visi svarbiausiai valstybės klausimai turbūt sprendžiami referendumu. Tai pasižiūrėk irgi, kiek durneliai ten džiaugias, kaip eurai įvedė, kai sunaikina valstybinį pinigą, kuris yra, irgi suverenitetą, valstybės suverenitetą dalis valstybinis pinigas. Tai džiaugias tie mūsų tikrieji veikiantis prieš Lietuvą veikėjai, jie džiaugias darydami nusikaltimus prieš Lietuvą. Naikindami tą Lietuvą. O tie, kurie už Lietuvą, yra teisiami, sodinami į kalėjimus, kaip Algirdas Paleckis, Antanas Kandrotas. Tai visus, mūsų pareiga, visų žmonių, visi, kur jūs žiūrit, mūsų pareiga yra, kad visus tuos lyderius, gali juos vadinti, mes turim juos visus į krūvą sutraukti, ne kad atskirai būtų. Tik tai, kaip mes tapsim, visi vieningi, tik tada bus kažkoks rezultatas padaryti. Ir žiūrėkit, ką daro tiek ta valstybinė televizinė, ką daro tie mūsų, kaip jie ten klaunais, kitus vadina, nors patys yra klaunais, tie veikėjai, supranti, jie viską daro, kad suskaldyti žmonės, supriešinti. Nes tai yra vienintelis būdas, valstybę užvaldžiusiam tiem valstybės priešam išsilaikyti prie valstybės vairą. Nes įsivaizduoju dabar, jeigu ateitų sąžiningi ir teisingi žmonės prie valstybės vairą, tai jiems visiems kas jų laukia. Už visas tas aferas, kur yra pridaryti. Dabar jie susikūrė tokį savo pasaulėlį, visą teisėsaugą, visas institucijas jų užvaldytas ir jie tiesiog tyčiojas. Jie, jeigu tu neteisingai elgies, kaip man buvo irgi, nes aš kovojau su ta neteisybė irgi daug metų, nes tie teismai, tai ir jie atvirai man sako, mes tave išmesim, iš namų išmesim. Tai ir jie daro, o čia daroms yra nusikaltims, supranti. Jie užvaldė valstybę, supranti, ir daro nusikaltimus,
O teismai, aukščiausias teismas, advokatė 2 kartus rašo, skundus rašo, jie net nepriima. Aukščiausias teismas net nevykdo teisingumą, nors jis yra valstybinė institucija, kur turėtų vykdyti teisingumą ir spręsti tavo tos klausimus. Nes man būsto paskola, kaip buvo nutraukta, tai būsto paskola gali būti nutraukta vieninteliu atveju, kai žmogus nebėra jokių galimybių, kad žmogus, jokių šansų, kad žmogus galės mokėti tą būsto paskolą, o man viskas buvo specialiai sukurta, kad laikina tokia situacija, nes tokia situacija nepalaikysi, kad žmogų palieki visai be pinigų, supranti, ilgą laiką. Ir tai 4 mėnesius tenai Airijai nemokėjo pinigų, kur turėjo mokėti. Ir supranti, sukurta tokia laikina situacija ir tos laikinos situacijos pačių sukurtos situacijos pasidarė pagrindą, kad nutrauk man būsto paskolos sutartį. Ir žmogus turėtų sutikti, jeigu žmogus iš tikrųjų negali mokėti, supranti, tai jisai sutinka, aš nebegaliu viskas ten, vienu žodžiu, nebegalėsiu mokėti, o aš žinojau, tai kaip aš galiu negalėti mokėti, jeigu aš galiu mokėti. Tai ir vis tiek Lietuvos teismai, nes nėra Lietuvos teismų. Tai dabar vis tiek Skvernelis, aš Skvernelį buvau Airijoje, kai ten irgi tie mūsų didieji neklaunai, kur savi laiką neklaunai, supranti, dar nuotraukikės, kad aš su Skverneliu tenai, kur Skvernelį, taigi jo sunku tos visus pagauti, kur prie valstybės vaira yra. Tai aš Airijoje buvau pasigavęs su to Skverneliu irgi išaiškinau tą situaciją, daugiau buvo mane pasikvietę į vyriausybę, žinai, tai senatis, supranti, viską, tai jie ir daro nusikaltimus, ir daugiau tave naikina, ir jiem ta senatis. Tai senatis ir yra, tokia senačių turėtų nebūti, tokiam nusikaltinimą. Ir visi, kurie veikia prieš mano šeimą, ten griaudami mano ir mano šeimos gyvenimą, kurie pridarė didžiulius nuostolius, turi jie atsakyti. Tai čia vis tiek, bet kuriuo atveju jiem turi ateiti. Aišku, ten buvo teisėjas, kur... Dabar neatsimenu, ten jis iš manęs priteisė bandytų irgi ten tų pinigų, kas mokėčiau, man atrodo. Jis mirė, nežinau kokiom aplinkybėm jis mirė, bet mirė, dar galėjo žmogus gyventi. Tikriausiai kažkas ar lyga, ar kažkokia nelaimė atsitika, žinai. Darant blogą, vis tiek tas gyvenims, net nežinau, viską vis tiek sudėlioja tą savo vietą, supranti. Tai kaip bebūtų, supranti, tas susidorojimas vyka su manim, su mano šeima, mes, Vigans jau, daugiau negu metai mes pažįstame. Tai kaip tau atrodo, atvažiuodavai pas manęs ir dažniau anksčiau, kaip tau atrodo, mes labai čia nelaimingi, labai jau čia viskas blogai pas mumis, ar kaip? O tu... tai sistema daro, kad tave sunaikinti, vis tiek. Normaliai, viskas. Viskas normaliai. Tai jeigu tu pats gyveni teisingai, praktiškai nieks, kai sakant, kol esam gyvi, neįmanomų dalykų nėra, tai ir kovokiam tas pats ir su ta valstybė, yra, kol esam gyvi, reiškia mes galim daug dalykų padaryti. Kai kurios dalykus galim padaryti po vieną, netokius nedidelius, bet kas liečia valstybės klausimą, tai turim spręsti jau daugumą bent jau, kad susivietintumėm daugumą ir spręstumėm. Labai sunku. Извиняюсь еще, вижу по-русскому пишет много людей. Сегодня мы говорим по-литовски, но на других передачах или в следующий раз попробуем говорить по-русскому. Потому что мало еще говорим по-русскому, трудно еще пока, но, наверное, понемножку. Трудно и по-литовскому говорить, а по-русскому... Да, и по-литовскому нам трудно говорить, потому что мы не профессионалы, или как сказать. Так вот. Tai toliau. Nežinau, ką čia papasakau dar. Tai ko trūks dabar Lietuvos žmonėm, kad iš to visą. Tai dabar, kadangi Trumpas pradėjo kalbėti tai, ką mes jau senai kalbam, ne? Aš pastebėjau, šiandien taip žmonės paerzinau, vis sakau, žiūrėkit, rusai ne agresoriai, tai jo. Jie visą laiką, žinai, šaukia, kad čia rusai blogis, dabar jie žiūrėk, jau jie sako, tai jo, tai šitas rusas tai geras.
Vos netokia, žinai, jau šneka, jau tuo, da 2 savaitės jau jie kita giesmę gėdos. Tai va, tie žmonės, tikrai, va, kaip yra suskirstyti žmonės, tokį žiūrėjau trumpą, reiškės, avys, vilkai ir vilkų, avių ganytojai yra. Tai 100% va taip yra. Aš taip stebiu tuos žmonės, tai tikrai va kas nors, koks autoritetas pasakė ir visi va tą patį atkartoja. Pasakė Trumpas, kad Rusas ne agresorius. Jau jie bus ne... Nu jo, tai va, tas yra. Va irgi kaip ir va ant kitų žmonių va pasako, va, kad tas blogas ir va, tas blogas. Ir nemastant priima. Va veikia prieš Lietuvą per televizorių vara, va veikia prieš Lietuvą, tai Algirdas Paleckis veikia prieš Lietuvą, supranti ten... Susidūriau reikia su pagrindiniais tais žmonėmis. Tai arba kai tą Antaną Kandrotą tai irgi suėmė tenai irgi vaikų akivaizdai, nu taip, tai ar jūs pareigūnai esat? O tai jeigu jūs žiūrit, ar jūs pareigūnai, ar tai policija gali elgtis? Policija turi vykdyti statymą, policija taip pat turi tarnauti žmonėms, supranti. O čia nesąmonė, nei jis kur slapstas, nei jis bėga, supranti, nei niekas būtų pats atvažiavęs į tą. Ne, tai va taip parodomai, supranti, kad va, nesielgi taip kaip Antanas Kandrotas, o jums bus va šitai, tada supranti. Nu ir nieko jūs nepadarysit, tik tai pasirodo, kad kas jūs patys esat, va, kokie jūs esat patys supuvę. Bet jie tuo atpus, jie perversta ir net... Tai va tam ir esmė, kad irgi keičias tas, supranti, šeimininkas keičias ir liežuvėliai pas tos visus, nes parsidavėlis, jisai kaip buvo parsidavėlis, jisai visą laiką toks ir išliks. O tie grinėjai žmonės, išliek grinais, bet jie pastovi, kenčia nuo tų, supranti, tų nevykėlių, tų parsidavėlių. Tai va. Tai nebūkim tirpilom, nekentėkim, burkimės į vieną krūvą, čia dabar apie tą... Mylėkim savo priešus, nes plius, nors tų priešų daug turim priešų. Aš nežinau, tai aš priešais aš nieko nelaikau, aš iš vis priešus galiu sakyti, kad neturiu. Nėra jokių priešų. Koks čia priešas? Tas, kuris elgias tau priešiškai, jisai ne priešas, čia jisai paprasčiausiai elgias neteisingai ir jam gyvenims už tai, supranti, irgi atlygins. Nes kiekvienas iš mūsų mes kūrėme savo ateitį, kaip mes elgiamės, taip ir gaunam. Aš irgi matyt praeituose gyvenimuose, nors tu netiki su tais dalykais, aš irgi gal kokiu velniu buvau, kad man, supranti, tiek tokių dalykų visokių nutika, supranti. Bet tai, kas mūsų nenužudo, tas daro mumis stipresniais. A ne taip. Tu irgi vygandai kaip antrą kartą gimęs, ne po tos lygos, kur tau buvo. Tas pats, kas ir aš. Ir supranti, tu tada kitaip pradedi ir gyvenimą vertinti, ne? Kai tu susimastai, tas pats ir mane, kaip per šovę, supranti, irgi, įsivaizduoji 2 kulkas, kai tave perini. Tu viskas tau, galvoji, viskas persidėlioji tenai, visi tie dalykai. Viskas kitaip. Tai va, apie ateities, gal ateityje padarytumėm daugiau tokių laidų, jeigu žmonės irgi užduotų klausimų ir kituose laiduose vis tiek gal kaip nors bent po vieną kartą į mėnesį galėtumėm kaip nors susiorganizuoti. Nes dabar čia... Tai reiktų išsyk anonsą padaryti. Tai va, tai kaip nors apgalvosim. Ir reikėtų... Temų būtų gerai, kad parašytų, ką norit išgirsti. Jo, kas jumis domina. Labai sunku, nieks mažai komentuoja ir sunku net susidaryti tas... Matai, tai kas yra aktualu, gali apie aktualius dalykus kalbėti, bet tai supranti vis tiek, esmė yra ta, kad yra žmonės, kurie vieną kalbą, kitą daro, Tai labiausiai man atrodo, kad būtų gerai, kad demaskuoti tos melą, kad žmonės norėtų išaiškintis, ką girdžia ar apie mumis, ar apie kitus pasikalbėti, kad išgirstų iš mūsų, iš savo pozicijas, ką išsakom, supranti, tiek apie tavo tos teistumus. Aš žinau, kad dėl tų teistumų, tai reikia, sakiau, kada panalizuoti, aš ten nežinau, ten
ten tas teistumas. Tu pats net neatsimeni. Ne, nu tai prieš ten 16 metų buvę. Ten tokie teistumai. Ten aš nežinau, kad ten teistas pasirodo. Ten tik gaudavau baudą. Ir ten tik bauda, tas pats kaip su greičių viršinimas. Tik tai ten tie įrašydavo, kad teistas, žinai. O tu kalėjime nesėdėjai? Ne, nesėdėjau nei vienos dienos. Teisingai dar vieną pasakyti. Kas tu tas žmogus, jeigu kalėjime nesėdėjai? Kelertas klausė, nesigilinau, sako, kiek tai aš pasakau, ten 0 dienų iš tų teistumų, 0 dienų sėdėjimų tam kalėjime. Ten iš vis tai viena finansinė, ten byla tai irgi, tai ten reikia viską išaiškinti, žinai, kaip ten buvo. Iš dalies taip, aš esu kaltas, kad nepranešiau apie nusikaltimą. Kaltas iš to. Ai, nu tai va taip. Dėl to aš kaltas. Tai jeigu tai ir yra įstatymas, jeigu tu nepraneši apie vykdomą nusikaltimą, tu tampu jau kaip dalyvis gaunasi. O tie, kurie dalyvavo, jie liudytojais tapo. O aš mato, kad turiu pinigų, o visi ten be pinigų. Iš to nepaimti už tas. Tai aš susimokėjau visas, aš buvau paliktas kaip baudų sumokėtojas, nes iš mane buvo vienintelis, aš te buvau, kuris realiai turėjau pinigus, žinai. Tai va, tai aš ten iš pradžių, tai iš vis man juokinga, čia sakau, nepasiėmiau nei advokatų, ten iš visų, ten sakau, galvo, netėmą praeis, bet tai matai prikabinu. Jo, prikabinu ten ir ten, aš sutinku, iš dalies aš neteisus, nes nepranešiau apie nusikaltimą. Ten ta finansinė, kur buvo byla ten paskutinė. Ir ten įvyko, jau paskui jau ten buvo prieš 2 metus, prieš metus darytas įvykis, o tik po 2 metų ten tas žmogus gal atnaujino tą savo aferas, kuris pagrindinis buvo. Ir paskui ten papakavo jį, pirmiausia, kaip ten jį papakavo, kaip neatsimenu, kaip ten buvo, bet vienu žodžiu. Tai va, tai tokia situacija. Tai va, žiūrim, kad jau pusę valandos šiek prašnekėjom. Tai дякую всем уж tai, kad žiūrėjot. Извиняемся, что говорили по литовскому, потому что много людей не знаю, как сказать. Заподномировали. Мой канал русских людей, которые умеют русский язык. Другой раз попытаемся говорить по-русскому. Вот. Может быть, и что-нибудь выйдет. Может, что-нибудь спросите? Если спросите, так попытаемся ответить. Так сложно. Нам, как сказал, по-литовскому еще, а по-русскому-то нет совсем. Плоховато было. Спасибо, что смотрели. До свидания. Хорошего вечера, хорошего дня, хорошей жизни вам всем. Dėkui visiems, gerą gyvenimą, gerą vakarą, geros dienos, žiūrint, kada žiūrėsit. Ir mylėkit vieni kitus, nebūkit vieni kitiem priešais. Jeigu matot, kad kažkas kažką derg, geras žmogus niekada nedergs kitas žmogaus. Jisai vis tiek kažkaip leis žmonėms suprasti patiem tą visą situaciją. Tai vat, mylėkim, nebūkim vieni kitiem priešais, bet mylėkim vieni kitus. Dėkui, tai tiek šiam kartui. Dėkui. Iki pasimatymų. O dabar tai tu išjungi mokėsi, aš tai nemokėsiu.